Labadiena, aš esu Mykolas Ragulskis ir pristatau jums savo kūrinį. Tai yra 2 variklių valdiklis. Jis skirtas vienu metu valdyti štai tokius 2 variklius. Jis valdo variklių ir greitį, ir sukimosi kryptį. Taipogi yra 4 skirtingi valdymo metodai. Pirmasis iš jų, būtent dabar demonstruojamas, yra valdymas svirtele arba potenciometru. Vidurinėje padėtyje variklis nesisuka, o lenkiant svirtį ar sukant potenciometrą į vieną pusę proporcingai didėja variklio greitis į vieną pusę, o sukant ar lenkiant į priešingą pusę, taip pat proporcingai didėja variklio apsukos tik į priešingą pusę. Štai čia demonstruojamas valdymas būtent svirtele ir kito variklio valdymas potenciometru. Abudu valdymai veikia vienu metu ir abudu varikliai yra valdomi vienu metu taipogi. Patys valdymo metodai yra pasirenkami štai šituo dip svičiu. Kitas valdymo metodas naudoja potenciometrą norimam variklio greičiui nustatyti ir 3 padėčių mygtuką sukimosi krypčiai. Tai yra, su potenciometru yra nustatoma norimas variklio greitis, o su pačiu mygtuku, priklausomai nuo to, į kurią pusę jis yra paspaudžiamas, variklis pradeda suktis į atitinkamą pusę. Vos tik mygtukas yra atleidžiamas į vidurinę padėtį, variklis iš karto sustoja. Kitas valdymo metodas tai yra tiesiog pats 3 padėčių jungiklis ir kuomet yra laikomas paspaustas vieną pusę, variklis pradeda greitėti į tą pusę, kuomet spaudžiama į priešingą pusę, tada variklis pradeda lėtėti ir pradeda į priešingą pusę suktis. Ketvirtasis valdymo būdas yra panašus į ką tik rodytą valdymo būdą, tik jame vietoj 3 padėčių jungiklio yra naudojamas rotacinis enkoderis. Sukant enkoderį į vieną pusę, variklio greitis didėja į vieną pusę, pradedant sukti į priešingą pusę, variklis sulėtėja ir dar daugiau sukant į priešingą pusę, pradeda vėl variklis greitėti tik į priešingą pusę. Taipogi turint 2 enkoderius galima valdyti vienu metu abudu 2 variklius iš karto. Trumpai apie šio valdiklio išskirtinės savybės. Pirmiausia, tai 4 skirtingi valdymo metodai, kuriais galima valdyti 2 variklius nepriklausomai vieną nuo kito. Taipogi mažas valdiklio dydis, didelis veikimo efektyvumas bei platus veikimo įtampų diapazonas, svyruojantis nuo 12 iki 400 voltų, bei 3 skirtingos srovės apsaugos. Tai tiek, ačiū už dėmesį ir iki.